Kas nutiko su Jėzaus širdim? O Jėzus atvaizduojamas Evangelijoje kaip tas, kuris pakankamai greitai ateina į pagalbą. O čia vaizdas visai kitoks. Mėly broliai ir seserys, šiandien ką tik girdėtoje Evangelijoje, jeigu taip atidžiai klausytumėmės, nustebtumėm. Kas nutiko su Jėzaus širdim? O Jėzus atvaizduojamas Evangelijoje kaip tas, kuris pakankamai greitai ateina į pagalbą. O čia vaizdas visai kitoks. Įsivaizduoti moteris, kuri turi kenčiantį vaiką, plyšta širdis, ateina pas Jėzų, šaukia. Ne šiaip kalba, bet šaukia. Padėk. Jėzus girdė, bet nepadeda. Ji toliau šaukia. Ir pagal tai, kaip nėra Evangelijoje parašyta, kiek ji ten, kaip liaudis sakytų, lindo į akis. Bet yra parašyta, kad galiausiai mokiniai, tai reiškia apaštalai, girdėdami nuolatinį triukšmą, kurį kelia šita moteris, nusako, tu padėk. Ir žiūrėkit, Jėzaus neperkalba. Ir tada moteris dar kartą sukaupus jėgas kreipiasi į jį. Kas nutiko su Jėzaus širdies gerumu? Kas iš mūsų neturi tokios patirties? Juk yra gyvenime, jeigu tikrai kalbame su Dievu apie savo gyvenimą, apie savo rūpesčius, ir jeigu tikrai, nuoširdžiai su juo kalbamės, tai gyvenime tikrai yra įvairių bėdų, kurias patikim Dievui. Savo sveikatą ar mūsų artimųjų gyvenimo kažkokius iššūkius. Ir kur lygiai taip pat, galbūt netgi metų metus, kalbame su juo, prašom, bet rezultatas yra toks tyla. Niekas nesikeičia. Mėly broliai ir seserys, yra toks žodis dvasingumas. Jis dabar pakankamai populiarus, kalbėti apie tai ir sakyti, kad tai dvasinga ar nedvasinga. Bet kaip ir visi žodžiai, arba mes juos konkrečiai apibrėžiam, kad žinotumėm, apie ką kalbam, arba ta žodis tampa kaip guma, gali tempti kiek nori, kur nori. Ir vienas iš tokių paprasčiausių dvasingumo apibrėžimų yra, ar tai, ką mes įžodinam kaip dvasinga, ar tai yra veiksminga, ar tai keičia mano gyvenimą. Ne kitų žmonių gyvenimą, bet mano gyvenimą. Juk žiūrėti, mėly broliai ir seserys, mes dažnai kalbam ir apie šventuosius, kurie kalbėjosi su Dievu, kurie kovojo savo kovą su savo nuodėmėm, su savo silpnybėm. Ir jų gyvenimas buvo, toks. Ir Dievo malonė, Dievo jėga pasireiškia jų gyvenimuose va taip, skaitom įvairiausius gražius nutikimus. Tačiau tuo pat metu klausim, ar tas pats tikėjimas, tos pačios maldos netgi, kurias kalbam kaip ir šventieji, ar jos yra lygiai tokios pat galingos ir veikiančios mano ir tavo gyvenime? Ar tai veiksminga, ar tai keičia mane? Ir jeigu, mėly broliai ir seserys, va šitaip klausiam, tada suvokim ir suprantam, kad Jėzaus elgesys nėra susijęs su tuo, kad jis ten buvo pavardęs, ar tiesiog susierzinęs, neturėjo kantrybės, ar tiesiog nepatiko ta moteris. Tai būtų tik tai paviršutinis dalykas. Jėzus trokšta ir nori ko? Kad pasikeistų širdis. Ir žiūrėkit, kai moteris galiausiai, net neįsivaizduoju, kiek
turbūt keletą valandų, bandžiusi išreikalauti iš Jėzaus stebuklo, galiausiai pasikalba su juo. Jėzus nustemba, nes per tą laiką pasikeičia jo širdis. Jis tiesiai sako, ir jis nedažnai sako tokius žodžius, o moterie, didis tavo tikėjimas. Ot, didis tavo tikėjimas. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o juk jeigu jis būtų iškart ėmęs ir padaręs tai, ko prašė, ar tas tikėjimas būtų atsiradęs jo širdį? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes meldžiamės ir prašom, kad Dievas duotų mums lygiai tokį pat didį tikėjimą, kad susidūrę su gyvenimo išbandymais nenuleistume rankų, nenukabintume nosies, bet kad visa tai užaugintų mano ir tavo širdį tikėjimą, apie kurį Jėzus žiūrėdamas į mus pasakytų, o didis tavo tikėjimas. Tačiau ko reikia? Troškimo ir noro pasikeisti. Vo to tikro dvasingumo, kuris perkeičia. Yra daug gyvenime dalykų, kuriuos mes esame įpratę įžodinti, taip kaip mums patogiau. Paimkim tokį pavyzdį, kai nueinam didžioji dalis pas gydytojus. Ir ten natūralu, kad su amžium atsiranda ne to, tai to. Ir tie patarimai daugiau ar mažiau yra susiję su kuo? Žinoma, yra vaistai, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos gydytojai rekomenduoja visiems mums pakoreguoti savo gyvenimą taip, kaip gyvenam. Kam druskos mažiau, kam judėti daugiau, kam dar kažkokių kitų dalykų. Ir žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, ten būnant gydytojų kabinete galima lengvai sakyti, gerai, taip ir darysiu, tačiau grįžus namo, labai nuoširdžiai reikėtų pasakyti, aš to nedarysiu. Todėl, kad nedariau vakar, užvakar ir nesiruošiu daryti. Juk, mėly broliai ir seserys, vienas iš būdų, kaip išgydyti arba išsilaisvinti arba pasikeisti, tai yra pripažinti, kad many ir tavy yra jėga, kuri nenori jokių pasikeitimų. Visi dar nuo vaikystės žinom, kad ritmetinė mankšta, didesnė ar mažesnė, negadina sveikatos, priešingai, ji naudinga. Tačiau į klausimą, ar esam pasiruošę nuo rytojaus ją daryti, atsakymas būtų, jis sako, liežuvisgi nenuluš. Galiu pasakyti, taip. Tačiau rytojaus rytas ateis. Ir man reikės pasirinkti, daryti ar nedaryti. Ir jeigu aš rinksiuos nedaryti, kaip tai dariau eilę metų, aš turiu pasakyti, kad aš nenoriu šito dalyko. Dieve, aš nesutinku. Ne, man tai patogiau. Dvasingumas, arba kitaip sakant, tikras tikėjimas, jis ateina santykiai su Jėzumi, kur Dievas lygiai taip pat, kaip ir mes, turim savo svajonių, planų, jeigu galima taip sakyti, žmogiška paprasta kalba. Ir Dievas trokšta ir svajoja, kad mano ir tavo širdis būtų šiek tiek kitokia. Daugiau drąsos, daugiau kantrybės, daugiau šviesos. Dievas nori, kad tavo ir mano širdį būtų daugiau džiaugsmo. Ir jis to nori ne šiaip savo, kad nutiktų kažkoks linksmas nutikimas, kurį pažiūrėsim telefone ar kuris nutiks šalia mūsų. Bet jis trokšta, kad ten viduj, kur mes ir gyvenam, kažkas pasikeistų. Bet tam, mėly broliai ir seserys, mums reikia to tikėjimo, kuris skatintų judėti mūsų į priekį.
Viena mergina buvo, taip galėtume sakyti, labai negraži. Tiesiog taip nutiko, kad gimęs su tam tikru išorinios veido, kažkokiu tai defektu. Ir žmonės, kurie žiūrėdavo ją, visada kreipydavo galvą, sakydavo nelaiminga. Kas ženėsis, liaudiškai kalbant, už jos. Ir galiausiai staiga jis sužino, jog kaimynin labai netoli kitam kaime yra jaunas žmogus, kuris prarado regėjimą. Tapo aklas. Ir jos tėvai, kai buvo įprasta, atvažiavo ir supiršo. Ji nepaprastai geros širdies, darbščių rankų, bet veidas galėtume sakyti baisus. Bet juk aklam žmogui nėra jokio skirtumo. Jisgi nemato tos išorės. O žmogaus širdis nepaprastai graži. Ir štai gyvena jie savo laimingai, laimingi vaikai, tarpusavį labai gerai sutarė. Ir staiga išgirsta, kad yra tokia galimybė padaryti akių operaciją, kad vyras galėtų atgauti vėl regėjimą, kad kainuoja didelius pinigus. Ir štai tas vyras kalbasi su uošviu, moters tėvu. Sako, taip ir taip. Ar galėtum paskolinti? Galėčiau padaryti operaciją, galbūt pasiseks, tada aš galėčiau daugiau dirbti. Ir uošvis pasako, ne, niekada jokiom aplinkybėm aš tau neduosiu. Ir uošvis galvoja labai paprastai. Va dabar jis, būdamas aklas, gerai sutarė su žmona, mano dukra. O jeigu jis praregės, ar mylės, ar nepaliks, verčiau te būna visą gyvenimą aklas. Mėly broliai ir seserys, gyvenime yra daug dalykų, kur dėl patogumo galim pasirašyti ant panašių nutikimų. Uošviui taip patogiau, taip saugiau, kad žentas yra aklas. Ir kas, kad jam nepatogu, te pasiunta, nes jis nenori kažkokių pasikeitimų. O tu, o aš. Kiekvienas savo gyvenime turim tam tikrų dalykų, kurie yra keistini. Kartais tai suvokimas ir supratimas, kad gyvenimas eina į pabaigą ir mums reikia kažkokiu būdu Dievo akivaizdoj permastyti savo gyvenimo prasmę, susigrumti su baime. Kartais ateina kažkokia visiška beprasmybė, sveikatos nebėra, vaikams, anūkams nebereikalingi, draugų jau beveik nebėra, kam reikalingas aš ant šito pasaulio. Kartais iš tikrųjų mūsų pačių sveikata yra tarsi nuolatinis dantų skausmas. Ir mes kalbame su Dievu prašydami ir norėdami, kad Dievas duotų išminties, kad mes šitą pamatytume, kad mūsų širdis pasikeistų. Juk prisiminkim vieną paprastą dalyką. Daugelis iš mūsų tikrai bijom ir nenorim ubagystės taip vadinamos. Nieko neturėti, nes iš tarybinių metų pareina amžinai nieko, amžina stoka. To nėra, ano nėra. Bet žiūrėkit, kiek nuostabių žmonių su nuostabiom širdim buvo iš tikrųjų labai neturtingi.
Bet tai buvo nuostabų žmonės. Ir kiek turtingų žmonių, neduok Dieve. Juk nei turtai, nei neturtai nepakeičia žmogaus širdies. Tačiau Dievas kiekvieną veda tam, kad mes išmoktumėm mylėti. Taip kaip apaštalas Paulius vienam iš savo laiškų. Buvau turtingas ir buvau biednas. Buvau sveikas ir buvau sergantis. Ir taip toliau. Nes Dievas per gyvenimą jis veda labai įvairiai. Reikia pabūti ir čia, reikia pabūti ir ten. Ir Dievas trokšta ko? Kad pasikeistų mūsų širdis. Kad mes neištištume. Juk įsivaizduokim, nebūtų šito evangelinio pasakojimo, jeigu mama būtų aikštinga. Štai atėjo paprašė Jėzaus, kad girdi, išgydyk mano dukrą. Jėzus neatsiliepė, ta užsigavo, nosį užrietė ir išėjo namo. Ne. Jis stovi kaip įkalta, savo širdį apsisprendusi nepriimti atsakymo ne. Ir net kai Jėzus nekreipia dėmesio, ką mokiniai sako, kad jį vaikšto iš paskos triukšmą kelią, pasirūpink ją. Ji nenuleidžia rankų. Sakykit, mėly broliai ir seserys. O šiandien šį rytą melsdamiesi aš ir tu, prašytume tokio tikėjimo. O Dieve duok man, o Dieve duok tau tokį tikėjimą. Ir nesvarbu, ką kiti žmonės galvoja. Juk galvojo kažką apaštalai, kodėl Jėzus nepadeda jai. Turbūt, jeigu buvo kiti žmonės, irgi turbūt galvojo, kodėl Jėzus jai nepadeda, kitiem padeda, o jai nepadeda. Bet juk tai moteriai, tai mamai nemotais, žino, ko prašo, jis žino, ko trokšta. Norėtum tu tokio tikėjimo, norėčiau aš tokio tikėjimo, kuris būtų su ta jėga, kuris vestų į priekį. Ir nesvarbu, ką ten kiti žmonės galvos. Ir jeigu trokštam, tada suvokim ir suprantam, kas yra tikėjimas ir kas yra tas dvasingumas. Tai yra ta jėga, kuri veda mus pas Dievą, kur Dievas kažką pakeičia mūsų širdį. Ir mūsų širdis, mūsų gyvenimai tampa kitokie. Tad Dieve duok mums visiems, čia šį rytą besimeldžiantiems, tokio tikėjimo. Duok Dieve to tikėjimo, kad Jėzus žiūrėdamas į mus sakytų, didis tavo tikėjimas. Amen.